vaisiais ir kerpė, apaugus aukštai, trakų štai garbinga pilis. Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, o jie tebestovė. Maironis buvo žymus Lietuvos rašytojas ir mes dabar esame Kelmėje. Taigi, pravesime čia klausimėlį. Noriu užduoti jums porą klausimų. Klausom, Kas buvo toks Jonas Mačiulis? Gerai. Maironis buvo. Maironis. O ką jis veikia gyvenime? Kuris buvo rašytojas? Kunigas ir... O ką jis rašė, jeigu rašytojas? Ką? Jis gimęs tam krašte jau. Tam krašte. Nu, taip. Ačiū už atsakymus. Jis gimęs, žinai, kur Raseinių rajone yra. O, labai taikliai. Taip? Taip, panašiai. Žinau, ten, dar nuo tų kaip ten neatsimenu, ten yra. Kaimo ir aš tai žinau. Tai ką čia klausinėjai tada? Ką klausinėjau? Klausinėjau viso, ką reikia. Klausinėlį šiandien aš. Noriu užduoti jums porą klausimų. Prašom. Kur gimė Maironis? Kur gimė Maironis? Taip. Lietuvoje. Lietuvoje, o tiksliau? Anykščių šilelį parašė, tai ten jis ir gimė. Anykščių kažkur. O be Anykščių šilelio ką jis dar parašė? Tai jau privariavo, ne? Labą dieną. Ar galima užduoti jums porą klausimų? Nu jau, ne, ko norėjau. Nu jau. Jums porą klausimų. Ką galėtumėt pasakyti apie Joną Mačiulį Maironį? Apie Joną Mačiulį Maironį. Taip. Kas jis toks buvo? Su vardais gal sumaišyčiau, bet jisai buvo ne kunigėlis. Taip. O ką jis veikia daugiau gyvenime? Poetas. Poetas. Ką jis rašė ar kūrė dainas? Rašė. Ką rašė? Kokio pobūdžio? Tekstus, eilėraščius? Eilėraštis. Labai ačiū už atsakymus. Labą dieną. Ar žinote, kas yra Maironis? Maironis? Taip. O rašytojus. O ką jis Kam parašė? paveisluje, tai yra nepaveislų, būkėt. Kur gimė Maironis? Kas? Kur gimė Maironis? Oi, per daug nesidomiu. Ką galėtume pasakyti apie Joną Mačiulį? Jonas Mačiulis yra Maironis, taip? Taip. O ką jis veikia gyvenime? Jisai buvo kunigas ir rašė eilėraščius. Eilėraščius rašė. Kokio pobūdžio eilėraščius? Lyrinius. Gražus. Apie tėvynę. Maironis, Taip. Jonas Mačiulis, Teisingai. buvęs kunigas, gimęs yra tam netoli tų užmiršau pavadinimą. Raseinių rajone. Raseinių rajone, gerai žinau tą vietą ir gimtai. Ten buvo atstumas netoli vienas nuo kito, kuris paskui jo tėvai įsikėlė. Paskui Betygalui buvo. O ką jis parašė? Pavasario balsai eilėraštį. Ir daug labai eilėraščių, aš neišvardinsiu. Labą dieną. Ar žinote, kas yra Maironis? Nejaugi nežinote? Ne, norim jokių interviu. O ką jis parašė? O kur jis gimė? Kur jis gimė? Tada nebuvo nereikia pasakyti tiksliai. Ar skaitėte jo literatūros? Ką skaitėsi jaunystėje? Gal žinote kokį kūrinį? Ką šilelį, sukūrė, Anykščių šilelis, ne jo.
Nu, nežinau. Kas yra Maironis? Nežinau. O kodėl nežinote? Todėl, kad nežinau. O ką jūs veikėte mokykloje? Nesimokiau. O kodėl nesimokėte? Todėl. O jūs dabar neturėtumėte būti mokykloje? Ne, neturėčiau. Maironis rašytojas. O kur jis gimė? Nepasakysiu. Ar skaitėte jo kūrybos? Trakų. Ai. Trakų pilis. Aišku, skaičiau. Mokykloje tik tais. O gal žinote pačius įžemiausius jo kūrinius? Trakų pilis. Palauk, eilėraščius rašė. Taip. Taip. Kuom jis dar užsiiminėjo gyvenime? Kunigu. Labai teisingai. Ar žinote, kas yra Maironis? Rašytojas. O ką jis parašė? Knygas rašė ir rašė. O gal žinot, kur jis gimė? Nežinau. O gal žinot tikrąją vardą ir jo pavardę? Negaliu meluoti. Labai ačiū už atsakymą. Ačiū. Prašom. Ar žinote, kur gimė Maironis? O čia nepasakysiu. O gal žinote, ką jis parašė? Nu, girdėjau kažkada mokiausi. O ką girdėjote? Kad rašytojas buvo? O kuom jis dar užsiiminėjo gyvenime? Nežinau. Labai ačiū. Maironis, tikras jo vardas buvo Jonas Mačiulis, gimęs 1862 metais, pasant Valeriją prie Serijų, ten jis ir užaugo. Ar žinote, kas yra Maironis? Žinau, bet neturiu laiko, žinokit, neturiu laiko. Kas tas Maironis? Tai aš jūsų klausiu. Tai aš atsakau, nežinau, kas tas Maironis. Tai o kas Jonas Mačiulis? Nelabai žinau. Kodėl? O ką jūs veikėt mokykloje? Stomo laiką. Kas jūs su lietuvių mokyti? Nežinau. Ką žinote apie Maironį? Apie ką? Apie Maironį. Čia dabar paklausėt, tokia liktai nežinotumėm, kas Maironis yra. Ne, apie ką nori. Ar žinote, kas yra Maironis? Sorry. Užduotis porą klausimų. Ar jau galite? Kas yra Maironis? Nežinote? Labą dieną. Ar žinote, kas yra Jonas Mačiulis? Nežinom. Klausykit, jūs ne čia pataikėt. Ar žinote, kas yra Maironis? Rašytojas. O ką jis parašė? Nepamenu, bet rašytojas. O gal žinote, kur jis gimė? Lietuvoje. Lietuvoje labai taikliai. Gal žinote bent vieną jo įžymesnį kūrinį? Žymesnį kūrinį. Nežinau. Jums porą klausimų. Nejuokauti. Nejuokaujam, čia buvo labai rimtai. Ar žinote, kas yra Maironis? Aišku, ką žinom. Gerai, prašom atsakyti. Rašytojas, buvęs kunigas, pavardė Mačiulis. O gal žinote, kur jis gimė? Žinės, gal Raseinių rajone. Labai tiksliai. Gal žinote žymiausią jo kūrinį? Nu, gal Trakų pilis. Tai buvo eilėraštis iš vieno jo eilėraščių rinkinio. Ai, poema dar yra Jūratė ir Kastytis, o rinkinė tai nebeprisimenu. Jis parašė daug labai žymių eilėraščių. Sudėti. Jos visus surinko į vieną eilėraščių rinkinį, Pavasario balsai. Žymiausiai buvo jo eilėraščiai Lietuva brangi. Marija, Marija. Trakų pilis. Labą dieną. Sveiki. Ar esate skaitęs Maironio kūrybos? Savo laiku? O gal žinote bent vieną jo žymų kūrinį? Kas čia dabar taip staiga nuo Dubysos visi kiti eilėraščiai apie konkrečiai, ar ne? O gal žinote, kur jis gimė? Raseinių rajone. Mūsų kaiminystėje atidarėme, teko kažkada būti, paminklas pasakytas buvo prieš nepriklausomybės metais, tai buvo, jeigu neklystu,
93 ar 4 metais. Tai mes važiavom visi tenai į tą kaimą, į Viensėdiją ir panašiai. O gal žinote dar naudingos informacijos apie jį? Prisimiršta visą, kas būtų įdomiau, kaip sakant, istorija. Laikas savo daro, kaip sakant, užmaršti nueina. Bet prisiminimai labai malonus, kadangi mes bendravom su kelmiškiais, kada ten vykome su tą šventę atidarymą. Labai ačiū manęs. Medžiaga ačiū. Ar galime šiek tiek skrūvyti? Galima į savo. Šešiasdešimt penktas dublis pradeda.